gerų laikų, buvo sunkių laikų, bet išgyvenom kažkaip ir pinigai, viską daro pinigai. Be Klaipėdos, be Atlanto, tai čia iš vis darykit, ką jūs norite. Man niekada nebuvo, kad 500 000 gulėtų sąskaitoje ir tu ramus. Futbolas tik tai emocija, žinot, emocija. Ir vis, jo vaciukai, jo, visi vaciukai kabina bučiuoja, o už nugaros ką kalba velnias. Ką aš užgyvenau, ką aš auksinių šaukštų nusipirkau, aš dievui futbolą. Tai kiek man gyventi reikia? Sveiki visi, kurie žiūri ir klauso Vakarų Ekspreso tinklalaidę Laikas Klaipėdai. Šiandien laiką skiriam futbolui. Futbolui, kuris Klaipėdoje, yra įvairiausių vertinimų, koks jis yra. Tai mes pasikvietėm šiandien žmogų, kuris nuo Klaipėdos futbolo niekaip neatsiejamas, tai yra Vacys Lekevičius. Sveiki, Vacy. Labas. Galvojau, Vacy, kaip jūs dabar pristatyti, ką veikia dabar? Dabar esu kaip ir pensijoje ir kaime auginu šuniukus, turiu ką veikti, veiklos daug ir tiek. Yra futbolo gyvenime? Ne, nebėra. Tai tik tais pažiūrit? Stebiu, pažiūriu, kam reikia pakonsultuoju, pasikalbam, stebiu, kaip kas vyksta, bet nebedalyvauju, kada Atlantą atidaviau, kada nebeišlaikiau ir to sunkiai buvo, dabar baigiuosi gyventi, bet jau pabiški. Sunkiai nukirpot ryšius su Atlantu? Jo, stengiausi iki paskutinio karto, tai buvo gyvenimo dalis, žinot. Stengiausi iki paskutinio momento išgelbėti, važinėjau visur, siūliausi, ieškojau, stengiausi, bet nepavyko. Pavyko žmogus, kur perėmė Atlantą, bet perėmė ne tiem tikslam ir tą Atlantą ir nuvarė į bankrotą, į lažybų ir paskui uždarė. O žiūrėkit, kaip jūs atsidūrėt Atlante? Šiaip įdomu, kai įvedė į Google jūsų vardą pavardę, tai pirmas rezultatas yra angliškai football player. Tai jūsgi būdavote ar ne vartininkas. Kaip apskritai jūs futbole atsiradote? Žiūrėkit, visi, kas stebi, kas pažįsta, pakvietė mane 18 metų į Atlantą, tada Sovietinės sąjungos, į antrą lygą. Treneris buvo Mitigaila, čia viršininkas buvo Malinovas, čia buvo visai kita miesto išlaikoma komanda. Žaidė Tarybų sąjungos antram divizionė tam vadinamam, buvo meistrų komanda vadinama. Ten man teko ir kaip subręs, kaip futbolistui, kaip vartininkas, mane buvo jaunas, aišku, aš čia nežaidžiau, nebuvau ten pagrindinis vartininkas, bet visada atsargoj, visada treniruotėse, visada. Ir po to matau, kad perspektyvos man nėra, reikia kažką daryti ir išvažiavau į Marijampolę, mokintis policijos mokyklai, tapau policininku ir dirbau Marijampolėj, kada nusprendėm su žmona palikti Marijampolę, tai teko rinktis ar Klaipėdą, ar Vilnių. Tai kada čia buvau žaidęs, žinojau tą miestą, man jis patiko, jisai gražus, geras. Iki šiol? Jo, ir tada atvažiavom, 88 buvo metai, aš nežinau kada. Kriminalinė policija pradėjau dirbti 3 poskyriui. Ir va taip susirišau su Klaipėda, žinot. Tai gerai, tai tada turėjot darbą, visai kitas rytis, ar ne, bet ką, laisvalaikiu pažaisdavot futbolą? Ne, atvažiavęs į Klaipėdą pakvietė mane Granitas, tuo metu buvo Granitas, komanda tokia, ne Atlantas, Granitas. Tai žaidžiau aš vartininku toj komandoj ir dirbau darbą, žinot, policijai. Ir kada... Netrukdė vienas kitą? Ne, jokių būdų, futbolas niekada netrukdo. Taip, kad ir tada Granite baigėsi pinigai, ten kažkokia buvo ta nepriklausomybė, žinot, kaip čia viskas vyko, čia seni laikai ir tada aš jį perėmiau, tą Granitą, tą visą į savo rankas. Tada įkūrė Arą, man pasiūlė ten būti kopos vadovu, sutikau, perėjau į ten dirbti, kada tapau Klaipėdos kopos vadu ir tada tą komandą pavadinau Aru. Tai visa istorija čia paprasta. Po to ji tapo Atlantu. Buvo policijos sporto klubas Aras. Ir Granito pagrindas, čia nebuvo Atlantas, čia buvo Granito pagrindas. Tai gerai, o Atlantas kada atsirado jūsų gyvenime? Tada, kada mane suėmė 25 metais, aš nebegalėjau Aro vadintis, mane suėmė, išvežė į Lukiškes.
Ir tada likę vyrai čia, kurie išėjo iš Aro, kurie tęsė mano darbus, pavadinom Atlantas, nes kokia šiaip Klaipėda be Atlanto, kaip? Kokia šiaip pavadinimo idėja? Kodėl Atlantas? Atlantas nuo tų sovietinių laikų, nuo sovietinių Klaipėda Atlantas, pilnas stadionas, žmonės eidavo, seni, jauni, dabar kas ateina jau tokie paaugę, kur su seneliais eidavo, su tėvais, tai aš kaip pats buvau Atlantė žaidęs, taip ir buvo. Nebegalėjau Aro vadintis, buvau Policijos sporto klubas Aro. Tai va, tai gerai, tai tada jūs jau kai vėl prisijungėt prie Atlanto, tai jau viskas, jau nebe kaip žaidėjas, jūs tik tais klubo administracija. Žaidžiau dar ir grįžę žaidžiau iš kalėjimo ir 48 metų teko žaisti, žaidžiau kaip žaidėjau. Ai, pamenu. Dar, man atrodo, kad buvo ne patys geriausi laikai Atlantui. Daug buvo duobių, daug pakilimų, nuosmukių, žinot, kaip gyvenime, taip ir futbole buvo gerų laikų, buvo sunkių laikų, bet išgyvenom kažkaip ir Jeigu neklystu, jeigu suklysiu, pataisykit, bet man atrodo, kad jau po 2000-ųjų buvo toksai etapas, kai vienas sezonas prizininkai, kitam sezone dugnas. Buvo taip? Buvo. Kas atsitinka komandai, kad jinai taip? Kas atsitinka? Pinigai. Viską daro pinigai. Viską daro pinigai, nes neslėpsiu, neviniosiu čia kažkaip gražiai, neradau niekada kalbos su miesto valdžia, niekada jie nepadėjo Atlantui, jie tik tai mokėdavo diplomai teikti, pasidžiaugti, ten ar vienas meras buvo, ar kitas. Tai aš kaip galiu sakyti savo nuomonę ir ką aš čia mačiau ir ką žinau, tai tas meras, kur prabuvo čia ilgiausiai, tai yra nelaimė Klaipėdos, nes jisai šnekėti daug gali prišnekėti, bet kas vyko, ką nuvyko, kaip Klaipėda pavirto į kokį miestą, tai vat. O kodėl Atlantui neduodavo pinigų? Koks motyvas, pagrindinis argumentas? Jie sakydavo taip, pirmą tu pasiek, po to mes ten tau padėsim. Užburtas ratas. Jo, atnešu medalius, atnešu taurę laimėjęs Lietuvos. Savo padaro. Kaip treneris, užpildau viską, ką prašo, pagal pasiekimus, ką Neptūnui, kaip pavyzdys, 1 milijonas, Atlantui 500 000. O reikia biudžetas kaip mažiausiai 600, ar litais, ar eurais, matuokit kaip nori. Kiekvienas miestas, kuris gyvoja, kuris turi futbolą ar sportą, be miesto paramos, be indėlio miesto niekada nieko nėra tokio, neįsilaikys niekas. Paimkit Vilniaus Žalgirį, paimkit Šiaulius, paimkit Marijampolę, paimkit skirtingai nuo sumų, bet skiria miesto pagrindas yra pinigai. Po to, aišku, rėmėjai, po to jau tavo indėlis, ten kaip tu moki dirbti, kaip su rėmėjais moki dirbti, kaip rezultatai, ten jau kiti klausimai. Bet čia Lietuvoje, čia Lietuvos specifika, ar ne? Neina to futbolo įvažiuoti kažkaip, kad... Neina, nes banditai vandė visą gyvenimą, neina. Tai niekas nenorėjo to futbolo. Tai visi pinigai net ten nueina, kur reikia, nieko nesukūrė, nieko nepastatė ir taip ir baigėm. Dabar ką mes norim? O dabar jūsų matymų vis tiek, sakot, biški sekat, biški domite. Aš viską žinau, man siek nereikia, aš gyvenau. Jo, bet dabartinė būklė Lietuvos futbolo, tai... Nieko gero, kas ten gero? Nieko gero, bet žaidėjų lygis, ar ne, yra visai kitas negu... Nėra dabar žaidėjų. Kur jūs mato žaidėjų? Nėra. Tie, kurie rinktinė... Tai pažiūrėkit, mano laikais, kai buvom jauni, kaip rinktinė lošė su Italija, su ko jūs norit lygiom. Tai ten tas, bet buvo žaidėjai, buvo rinktinė, buvo gėda. Dabar kokie, dabar žaidžia, kad žais, tik tai, žinot, kad UEFA dalyvauti, ten gauti pinigus ir ten paskui daryti savo. O jūsų laikais Klaipėdoje buvo, kaip pasakyti, tęstinumas, juk irgi su Atlantu, koks aukščiausias jūsų pasiekimas, jūsgi Europos... Kaip treneris aš 2 kartus tapau antru. Lietuvos, taip, 3 kartus 3 ir 2 laimėjau taures Lietuvos. Taip, tai kur jūs čia daugiau pasiekimų matėte? Kas geriau pasiekė, Neptūnas pasiekė, tai kaip reikėjo matuoti finansavimą miesto, jeigu Neptūnai, daleiskim 1 milijonas, tai Atlantui nors 300-400 000. Tai taip, nors kad būtų pagrindas, biudžetas, žinot, ir galėtum ten žaidėjus kviesti, žiūrėtum, o reikėdavo kaip ieškoti jaunų perspektyvių, reikėdavo užauginti jos, reikėdavo jos kažkaip parodyti kažkam. Tuo metu Maskva, Rusija, jos gerai pirkdavo žaidėjus.
Tai iš to ir gyvendavau, žinot, dar iš savo verslo, ten taip, ar dirbdamas apsauga gimė, ten reikėjo daug pinigų, žinot, ir pas tas pyktis ir vyrė, Lekevičius pinigai, Lekevičius futbolas, Lekevičius tas, ir atėjo laikas man uždėjo antrankius, bet tai viskas. Bet čia gerai, jau kalbam apie vėlesnį etapą, tai vis tiek jūsgi girdėdavo tas kalbas, ar ne, tų kalbų visokio apie jūs būdavo, tokių, kaip pasakyti, neoficialių. Tai žinot, gandų visi visada girdėdavo. Taip, bet jums girdėtos tas kalbos, kad sakė, kol bus Lekevičius, tol negaus pinigų Atlantas, jūs girdėjote tas kalbas? Taip, visada taip. Kaip galvojat, kodėl taip kalbėdavo žmonės? Nu, tai jūs man sakykite dabar. Negaliu, maniau, kad... Ne žmonės, valdžia. Ir tą Adomaičių, kai perdaviau, aišku, ten buvo ir federacijos žmonės už jo, Atlantą paėmė, tada iš manęs matė, kad aš vis tiek arba bankrotas, arba atiduosiu, tai jie paėmė irgi su mintim, nes jie licenzijas tada nereikėjo, priėmė jo žaisti be jokių dokumentų ir jau buvo su mintim, kad paleisi lažybas. Kelias buvo atviras į A-lygą, padėta. Į A-lygą ir mintis tokios, kad paleisi lažybas, žinot, į tas sutartas varžybas, kur dideli pinigai darosi. Ir tas ir įvyko. Padarė restruktūrizaciją, gražiai ten apvilk, Lekevičiaus nėra, čia gal miestas duos, bet ir tada niekas nedavė. Nu tai vadinasi, ne Lekevičiui problema? Ne. Tai kur problema? Miesto, kur sėdi miesto. Gerai, o, na aišku, dabar sakot, jūs... Dabar šiuo metu, aš nežinau, dabar, jeigu taip pasvajokim, dabar aš būčiau prie Atlanto, išlaukęs Atlantą, dabartinė valdžia, kur Vaitkus dabar mūsų meras. Ir kada Atlantas žaisdavo Europos taurį, jisai buvo uosto direktorius ir nueidavom, priimdavo gražiai mane ir pasirašydom sutartį, bet jam būdavo įdomu tik tai, kada žaidžiam UEFA. Žinot, kada Europos taurės, jau ką ten Europos taurės vienas varžybas iškrinti. Bet esate daugiau laimėjęs, kur nuėjot su Kazakstanu. Partekę į trečią, į antrą turą buvo. Taip, ten su Kazakstanu. Tada vėl pinigai ateidavo, tada vėl galėdavo įsilaikyti, tada biudžetas kažkokie reguliuodavo, žinot. Ir aš jums įvaldė tą klausimą sakau. Lekevičius nebūtų, nes visi galvoja, Lekevičius gyvena iš futbolo, žinot, jam kažkas duoda pinigus, o Lekevičius, žinot, savo pasiima. Kas davė, nors vienas davė, nors kiek pinigų. Kad jeigu kas nors duotų 300 000 iš miesto, Lekevičius pavogtų ten, prisisavintų, apsisavintų ten kažkaip, žinot, per kažką galima, ten būdų yra kokie porą šimtų ar 100, tai jo, tada suprasčiau. Kas davė? Niekas nedavė, iš vis nieko nedavė. Tai kaip kalbėti, kad Lekevičius iš futbolo gyvena Lekevičius? Ir neliko Atlanto. Taip. Kolega, amžinatilsį Algirdas Aruškevičius parašė dar net knygą Pradingęs Atlantas, bet ten šiek tiek apie ankstesnius laikus, bet jisai dar nespėjo sulaukti laiko, kada jo iš tikrųjų neliko. 2023 metais, man atrodo, išregistruota. Aruškevičius važinėdavo su Atlantu, laik būdavo stadionais, važinėdavo į varžybas, išmatydavo prie gerų laikų, prie blogų, prie Ruso laikų, kada atėjo. Nieks nemini. Įdomi tema, nežinau, čia aš pasakysiu temą, ne. Sarsanė toks treniravo jo Atlantą, buvo Rusai jo, aš buvo pas mane treneris, aš jį ten paskui kažkaip per tą trenerį ir įsitraukėm Sarsanė čia bet Sarsanė atvažiavo ko? Jis atvažiavo kaip agentas žiūrėti žaidėjus ir pasidaryti savo. Bet ir pasiekimų turėjo, tai visi laimingi. Tai Antrą vietą, visi laimingi, bet nežiūri kaip, kodėl aš nedarau su jo kalbos niekada. Ir šiai dienai kabo jam dar Klaipėdoje lentelė už nuopelnus futbolui. Aš nejau net atidarymą, man gėda, aš negalėjau perlipti per save, suprantat. Tai čia gal to futbolo bendruomenė nelabai žinodavo? Tai visi norėdavo prie jo prieiti, žinot, Maskva, ten ryšiai, ten kažkoks biznis, ten aš net negalėdavau į varžybas kitą kartą eiti, nes man, žinot, lažybos sutarta, ten stovyklose, turnyruose vėl ten sutarta. Ten mane ir nustumdavo, nes, žinot, aš su to niekada nedraugavau. Niekada nepasidomėjo niekas, kaip čia kas, čia Atlantas, Sarsanija, čia... Tai gerai, jūsų koks būtų receptas, kaip pasakyti, čia dabar jau tik tais pasvajokim, arba jūs savo, nežinau, nuomonę pasidalinkit, koks galėtų būti geras receptas, kad, vėl turėtumėm, Klaipėda turėtų bent jau A lygos komandą, kuri nebūtų paskutinė, kuriai ten negrėstų sezono vidury bankrotas, kuri galėtų į tą pačią taikytis į tuos europinius. Ką reikia daryti? Iš savo patirties, iš savo žinių. Paprastai, žiūrėkit, yra futbolo mokykla, jo? Dėžetinė dabar VŠI futbolo mokykla. Prie jos turėtų gimti klubas. Turėtų gimti klubas, kuri vadintųsi FM Klaipėda,
ateityje jinai turėtų vis tiek tą komandą įsirituliuoti į Atlantą, taip? Atlanta vis tiek be Klaipėdos, be Atlanto, tai čia, iš vis, darykit, ką jūs norit. Neptūnas. Paimkite, dabar yra Neptūno futbolo komanda, jau kam įdominai, niekam. Skiria miestas, kiek girdėjau, dabar galiu apsirikti virš 200, iki 200 tūkstančių eurų per metus. Ir jie neišeina jau 3 metus į ją lygą. Jie neišeis. Nes ten vėl žmonės, tie, kurie savo pinigų nededa, kurie ten, ir ne visai supranta, kaip ką darosi, ten vienu žodžiu. Tai va, yra pagrindas futbolo mokykla. Jie žaidžia antrojo lygoje. Reikia prie futbolo mokyklos lydyti klubą, kuris būtų profesionalus klubas, antrą lygą išeini į pirmą lygą ir pirmojo lygoje subręsti. Miestas tada kaip savo komandai skiria 300-400, kaip pavyzdys, tūkstančių pinigų. Ir jinai, aišku, dalininkai kažkokie grupė žmonių, kurie dadeda savo 200-300, jau tada 700 ir nusprendžia įti į lygą. Ir išeina į lygą ir tada uždavinį iškelti nemažiau 3 vietą. Nes Klaipėda makaluotis paskutiniai vietai, arba dėl ko mano ambicijos buvo Šiaulių Kareda, Romaras, Kaunas, Panevėžys Ekranas. Kodėl mano ambicijos? Nes aš buvau jaunas, stiprus, man buvo Klaipėda svarbu reklamą padaryti, kad mus čia gerbtų. Dėl ko? Dėl to ir ten su teisėjais visokius ten, kad buvo įdomu. Klaipėdai, kaip dabar krepšinį Neptūnas, kam jis toks reikalingas? Jis turi būti 1 arba 3. Tai yra Klaipėda. Tai va, aš suprantu sportą ir tada suprantu, kad rėmimas tada ir rėmėjams, ir įsukti turėtų miestas, o tada jau, kai jų užsuka gerai, jau tada ateis ir privatus rėmėjai, ir biudžetai didės. Ant futbolo, aš dar įkartosiu, ant futbolo mokyklos pagrindo statyti, daryti profesionalią komandą, kur jaunimas turėtų kur ateiti. Baigė dabar, jūsų paklausiau, kokį futbolistą išaugino Klaipėdą per 10 metų. Jūs pasakytumėt pavardę? Tokio gal labai pagarsėjusio ir reikėtų pagalvoti gerai. Nėra, net galvoti nereikia, nėra. Nėra. Anksčiau būdavo. Tai palaukit, anksčiau. Danilevičius per mane, Žvingilas per mane, Poškus per mane, imdavau 16 metų, eidavau, dar tiesa, ar čia paskui pažiūrėsit. Biudžetinė mokykla, Atlantas žaidžia, mes gerai žaidžiam, ten žaidžiam, ateinu. Poškus užaugo, kaip pavyzdys Poškus. Reikia man į Atlantą, direktoriui, tuometiniui direktoriui, skaudokit man į Atlantą, nes čia perspektyvus vaikas, aš statysiu jų žaisti, jisai gali būti gerą žaidėją išaugti. Ne, čia mūsų, čia mano vaikas. Kaip sakau, mano? Čia yra miestas, čia Klaipėda tai viena. Klaipėdos, čia biudžeto pinigai, čia mūsų pinigai, sakau, kaip man? Ne. Ir jie neduoda. Atnešė Lekevičius $10 000, numetė ant stalo, viskas, tada Atlantas geriausias. Tada kontraktas pasirašytas, tada tik į Atlantą tu, Robertai, daugiau tu niekur neisi, tik į Atlantą. Ir su vienu žaidėju. Geras išaugo. Ir paskui per Žalgirį, Žalgiris už jį gavo $1 milijoną. Tai jūs pažiūrėkit. Paskui Žvingilas iš mokyklos, Mikalajūnas iš mokyklos, Vainoras iš mokyklos, Danilevičius iš mokyklos. Kur dabar? Ir viskas dauguma per Atlantą. Tai žiūrėkit, tai nebuvo vienybės, ar ne, kaip suprantu? Vienybės ir nėra dabar, ir nėra, nes dabar mokyklos savo, Neptūnas savo, tas savo, ten kažkaip Sirijoje kažkokie dar ten Girdžių Giršovičius įkūręs, irgi savo, žinot, ten kažką, bet kad vieną darytų, padarom gerą komandą, visi kartu dirbam. Nėra. O tai kas čia gal čia yra asmenybių, kaip pasakyti? Asmenybių bendruomenė, susidraskus, visi savo adijalą tempia, visi žiūri, kaip čia kas, kaip kur ką. Biudžetinė mokykla. Pinigai duoti, trenerių daug, bet kada, kaip aš šneku, ką žinau, kai tik reikia žaidėją paimti, ne, čia mano. Čia ne miesto, čia mano. Kaip treneris, pavyzdžiui. Jeigu neduos pinigėlį, tuometiniu direktoriui mokėjau pinigėlį, kad jisai su Atlantu ten, žinot, sutartį pasirašytų, reikėdavo paskui, kad grupės būtų po klubų, žinot, įvairių amžiaus grupės. Tai va kaip viskas, bet to niekas nežino. Kažkaip susitardavot, bet čia, kaip sakant, užkulisiniai dalykai. Tada, kai baigėsi pinigai, nėra pinigų, tada viskas, Lekevičius blogas. Kol pinigų yra, viskas gerai, viskas, medaliai yra, pilnas stadionas, žinot, bet reikia pinigų. Viskam reikia pinigų. O koks buvo laikas jūsų vertinimo, koks buvo laikas, kai klubas
klubas tiesiog net žodžio prasme klestėjo, nes ir rezultatas buvo, ir nebuvo, nereikėjo galvoti apie iš kur algas mokėti žaidėjams. Nebuvo tokio niekada. Niekada? Niekada. Vieną mėnesį išmokė, žiūri, ateina 20 dieną, atlyginimai būdo 20 dieną, jau reikia mokėti, o pinigų nėra, reikia ieškoti, reikia rinkti, reikia. Niekada nebuvo, kad 500 000 gulėtų sąskaitoje ir tu ramus supiesi ant kėdės ofise ir niekada taip nebuvo. Niekada. Bet vis tik man atrodo, kad buvo ir toks laikas, čia jau kalbu aš po 2000-ųjų, nes labiausiai tą laiką žinau, tai buvo laikas, kai geri žaidėjai, tikrai, kaip pasakyti, tam tikro lygio žaidėjai, juk jie sutikdavo laukti, jie sakydavo, pakentėkim už bendrą tikslą, ar taip nebūdavo? Būdavo, viską būdavo ir pakentėdavo, aišku pakentėdavo, bet išmokėdavo, žinot, nebūdavo, kad negaudavo visai, didelius atlyginimus gaudavo ir sukdavosi, juodais mokėdavo ir taip. Čia didelis galvos skausmas. Dabar, kaip pavyzdys, kitam klubui gauna biudžeto pinigus, paramą iš miestos. Kiekvieno generalinis rėmėjas, kiekvieno klubo, pažiūrėkit, Lietuvoje yra miesto savivaldybė, taip? Pagrindą turi atlyginimus išmokėti, turi išvažiuoti į varžybas. Po to jau ten, ar tu trečias, ar tu pirmas, jau tu strateguoji, kaip tu gali, kaip tu dirbi, kaip tu trenerių pasirinki, kaip tu ten tą, dėl ko aš tapau pats kaip treneris, nes aš savo dirbau. Aš negalėjau laikų, man atlyginimo nereikėjo imti, man nereikėjo vogti, nereikėjo ten kažką kombinuoti, aš savo dirbau. Tai už tai pas mane žaidėjai augo. Aš vieną žaidėją pardaviau už 200, kitą už 300, kitą už $180, kur Klaipėdos butas kainuodavo 5000 tuo metu. Ir visi sako, kad Lekevičius iš futbolo gyvena. Paskui, aišku, Argus įkūrėm, kada Atlanto Aro laikais įkūriau Argus, nes čia nebuvo ką veikti Arui, tai aš pradėjau apsaugų užsiiminėti, nes kreipėsi žmonės nuo Reketo, nuo Gaidergio, nuo kitų banditų, tai ir gimė ta apsauga. Tai ir atnešdavo pinigus, tada geriausia laikai ir buvo, kada mane suėmė, jau Aras negalėjo būti, buvo apsauga policijos sporto klubas Aras, irgi licencija 3 Lietuvoje. Oficialiai viskas. Tai dalį vis tiek jūsų šeimos biudžeto suvalgydavo ir Atlantas, ar ne? Viską. Ne, aš nesu ubagas, nesakysiu, aš ir dabar ne ubagas, aš neprašau, žinot, aš turiu gerą mašiną, aš turiu gerą žmoną, turiu namus, viską, turiu kaimą, turiu 16 šunų, 17, aš turiu daug, bet futbolą aš neišlaikau, aš tiek neuždirbu. Ar jūs gyvenime emocingas toks irgi, ar tik tais futbole, kaip matydavom į sirgalių tribūnų, mes matydom, juk ten esate ėjęs ir pasiaiškinti su teisėjais, ir su žaidėjais, ir taip kaip pasakyti, pasikalbėti rimtai? Turbūt. Futbolas tik tai emocija, žinot, futbolas aistros, futbolą negaliu žaisti. Žinot, taip savo, futbolas yra užveda, nes pats žaidži vienaip, ten yra teisėjas, gali raudoną gauti, o kitur, kaip pavyzdys čia, kur matydavo, kad aš susimuždavau, ar tenai kažką, Panevėžy buvo istorija, kad ten, ką tu mentė, tu ten lystų, ten tokia nuokiai su ekranu, žinot, ten būdavo, dėl prizinių vietų mes pradėjom kovoti, kai pirmą kartą prizininkais tapom. Žinot, tai aš pažiūriu, kuris ten šaukia. Ten ar butelį jam, ar ten per pertrauką per ausį užduodu, ten triukšmas, žinot, sveikatas buvo davęs Dievas, ten nebailė kaip mane buvo ten, ir iš to žmonės susidarė, kad aš ten žiaurus žmogus. Labiau emocingas. Emocingas, jo, arba žaidžiam Žalgirį, apšilimą dariau kaip vartininkas, irgi dėl ten svarbių taškų, šonkulį sudūrė, negaliu nukristi, atsistojo kitas vartininkas, aš likau kaip treneris ir ant suoliuko. Įmušam išlyginamą įvartį, ko mums lygiai užteko ir akivaizdžiai kelia nuošalę. Žinot, o aš šalia stoviu, dar toks teisėjas Ratkevičius buvo.
Nu tai, kaip, sprogo matyti viskas, dabėgau, aš ten pastumiau ar kaip ten nugrioviau, pakeis, sakau, nebuvo, gerai, basiukai, gerai. Pakeitė ten tą nuošalę, gal ar ten neatsimenu, paskui pareiškimą parašė, paskui aš jam turėjau sumokėti, kad tą pareiškimą atsimtų, bet žmonės tai mato, kad sumušė teisėją, ten žinot, ir iš to toks... Išpūsdavo ten, kad, žinai, aš baisus žmogus. O kas pažįsta, žinot, visai kitaip. Tai taip, o dabar... Dar vėl prie tų, kaip pasakyti, vadybinių futbolo dalykų. Čia labai pradėjo irgi, jeigu gilinotės, tai galit pasakyti savo nuomonę, jeigu nesigilinot, nieko tokio. Tai žiūrėkit, Islandai čia kaip išėjo staigmena buvo, kai visi pradėjo kalbėti, kas čia tiem Islandam atsitiko, tai sako, 10 metų padirbėjom ir turėjom pasaulio čempionato komandą, iš nieko ir išlindo. Tai ir po to buvo tokių, ar kas išmano, ar neišmano, visi kalbėjo, tai reikia imti iš Islandų modelį, taikyti Lietuvoje ir mes irgi žaisim bent Europos čempionate. Kaip jūs galvojate, ar galima paimti kažkurios šalies modelį, prisitaikyti čia ir tada suveiktų ir mes tikrai tas bendras futbolo lygis pakiltų? Žiūrėkit, visam pasauliu jau ir sportas, ir futbolas, ir dviračius, ką jūs norit, sportas nuėjęs jo. Reikia paimti pavyzdį geriausiai ir pritaikyti prie savęs, nebūtinai kopijuoti. Bet ką Lietuvoje atsitiko po nepriklausomybės, užėmė futbolo banditai. Taip, būkim teisingi. Jie federacija nepastatė manėžų, nepastatėm stadionų, nepastatėm akademijų gerų, nepastatėm trenerių, neišugdėm gerų. Dabar dar kažkas vyksta, ten akademija prisisteigė, žinot, bet čia jau komercija, bet turi valstybės būti požiūris. Kur Klaipėdoje akademija? Kokią mes turim akademiją? Akademija, tai įsivaizduokit, yra bendrabučiai, maitinimai, suvežti iš visos apskrities perspektyvų žaidėjai, treneriai profesionalai, galbūt ir užsieniečiai, galbūt ir ispanai, kroatai, nesvarbu kas, lietuviai, aišku, geriausiai, kurie mokinasi, kurie pagal šiuolaikinę technologiją kažkokį pasiėmė metodiką ir auklėjai. Tai didelis darbas, nuo 10 metų galbūt vaiką reikia ugdyti futbolą žaisti. Nebebus taip, kad vaikai žaidė gatvėje ir užaugo. Kaip aš pavyzdys Klaipėdoje, augdavo kaip futbolistai, kaip ir, tai tie, kur, sakau, jie profesionaliai žaidė. Paimkite Jankauskas, lietuvis, kur kokiam lygiai lošė. Taip. Jie tokių nebebus, dabar reikia jau vaiką sudomėti, reikia akademijas, reikia jam perspektyvą parodyti, reikia gerą klubą viršui turėti, kai jis norėtų ten papulti ir paskui išvažiuoti kažkur užsidirbti. Reikia motyvacijos. O sako, kad dabar yra pagrindinė problema, kad vaikas jau tampa gana sąmoningu 16-17 metų ir jisai pamato, kad jam nieko gero nebus iš karjeros. Tai jam labai jį demotyvuoja. Tai ką darytų tada? Reikia gero klubo, gero klubo, geras sąlygas ir sumotyvuoti, kad jam į tą klubą norėtųsi papulti ir iš to klubo kažkur išvažiuoti. Tai aš grįžtu į tą jau mūsų sovietinę Atlantą, kada nepriklausoma Lietuva, kada norėjo visi Atlantą papulti ir žino, kad į Atlantę žaisiu, tai išvažiuosiu kažkur į Rusiją, į Ukrainą, į ten, į kitur. Užsidirbti pinigų, gerą kontraktą gal. Visi norėjo. Ir garbės reikalas, man atrodo, būdavo. Į Atlantą visi, aš turėjau, 40-50 žaidėjų. Visi norėjo ten žaisti, visi norėjo per Atlantą kažkur pasiekti. Gerai, o... Bet tai kuria būrė, pažiūrėkit, mano laikais, kada jaunas buvau tam, kada visai 16 metų atvažiavau į Atlantą, 17 tam pačiam stadione žaidėm. Pasenau 50 metų, 60 tam pačiam stadione žaidžiam, sovietinis stadionas, sugriuvęs, sulūžęs, miestas pumpuoja pinigus, remontuoja, kiša, į kam, į kas, turime stadioną Klaipėdai. Negėda? Gal ne mum klausimas. Mum klausimas, yra vieta, yra tai, nereikia Klaipėdai stadiono. Tai pradėkim nuo to, žiūrėkit, atvažiuodavo Atlantui Maskvos Spartakas, ten Bulgarijos klubai, Anglijos klubai, gėda, trim eina į Rūbinę, trys pamainos nusirengti, nusiprausti, rašo, čia nemato niekas. Už galvos susijėmęs man, komisaras vaikšto, nenori leisti žaisti, nes Rūbinės nėra, masažinės nėra, nieko, kur jau senai tais laikais jau buvo. O mes dar praėjome dar tas pats stadioną. Atlantų reikia, prie vieno mero, prie kito, Atlantų reikia greitai. Sumetė 2 milijonus litų įkišo į tą stadioną, jums negėda. Po antro nusiprausimo dušai pradėjo bėgti, duris kardoninės,
Nu tai va viskas pas mus kaip vyksta. Nu, jis sako, kodėl politika einama. O dėl to ir einama, kad jie ten kažką jie ten sprendžia, bet Atlantui reikia stadioną, Atlantą žais Atlantui. Nu, medalių užkabina, diplomą duot, sakau, net diplomą duokit premijas futbolistams. Sakau, ką jūs daro? Nu, ir vis, jo vaciukai, jo, visi vaciukai kabina bučiuoja, o už nugaros ką kalba velniai. Žinau, ai, čia tas banditas, čia toks, anoks, čia jam neduosim, čia mes savį geriau, čia žinai. Nu. Palaikot ryšius su buvusiais žaidėjais, vis tiek jūsų būdavo toks... Visi žaidėjai mane ir apsikabinam, ir pasibučiuojam, ir alaus išgeriam, ir į kaimą atvažiuoja, ir pasiskambinam. Tai daug kas matė, kaip mes gyvenam, ir daug kas karjerą pasidarė, vienokia, kitokia. Taip. Nostalgija visiems. Nėra kalbų, žinot, ir tik tai dabar, kaip patyręs jau 63 metai, sugrįžčiau į tą laiką, daryčiau viską kitaip. Ką kitaip daryčiau? Viską, absoliučiai. Apsaugą atskirčiau nuo aro, būtų mane nesuėmę, apsaugą. Čia jau kalbant ne tik apie... Nu, žinot, kad gimtum protingas, bet aš galvoju, aš nieko blogo nedarau. Aš tai gera, policijos sporto klubas, prestižas, žaisim ten Europos taurėse, ten, nu žinot, iš tikrųjų buvo. Komisaras Narmontas, ten įdarbinti futbolistai policijoje, buvo viskas taip gražiai, licenciją davė apsaugos. Bet kažkam tas nepatiko, kad nu, žinot, Klaipėdoj, nu, žinot, nu, ir tais laikais kontrabanda, ten... Nu, neramus laikai buvo. Neramus, žiaurus, nu, tai žiaurus, reikėjo išgyventi tą, reikėjo šeimas liepti, reikėjo tą, čia, jeigu grįžti tas, tai čia, nu, bet reikėjo ir uždirbti, aišku, ir aš sukausi, ir nebuvau šventas ten, bet pasodinti man nebuvo už ką. Iš vis, absoliučiai. Nu, tai pasodino ir užmiršau, kad aš pareigūnas, kad aš aro vadas, komisaras, ir komisaras buvau. Ir niekas valstybė, tai kur, tai kodėl taip yra? Nuoskauda didelė, bet žinot, būčiau, aišku, padaręs, nužudęs kažką ten, kaip jie ten bandė man, o aišku, tai jokių kalbų. Bet kad aš apsaugą užsiiminėjau, kad aš neleidau banditam skriausti žmonių Klaipėdos, kad aš futbolą turėjau, kad pas mane ten kažkokie pinigai sukosi, tai ką aš užgyvenau, ką aš auksinių šaukštų nusipirkau, aš dėjau į futbolą. O futbolę darytumėt ką nors kitaip? Jo, kada pirmą pradėčiau nuo vaikų, nuo akademijos, turėjau akademiją, kada buvo galima, buvo 6 grupės gal po Atlantų ir kada buvo sunku, atsisakiau vaikų, tai va klaida. Reikėjo įti pirmą lygą, auginti vaikus, mokėti treneriam atlyginimus gerus, jos siūsti kursus ir žaisti pirmoje lygoje su savo vaikais. Ir tada subręsti, užsiauginti žvaigždę, parduoti biudžetą ir eiti ją lygą. O man reikėjo, kaip jaunam, ten reikėjo Klaipėdai garbės, ten prizininkų muždavau su Kaunu. Nu irgi gerai, motyvacija, tai vis tiek reikia sporte, kaip sakant, kuo aukščiau. Bet jeigu grįšiu atgal. Taip. Bet baigėsi pinigai ir viskas, ir baigėsi ten, žinot, ir kam tas tada. Gali turėti kiek nori norų, bet jeigu... Jo, tavo brangus užsiėmimas futbolas yra. Kaip? Brangus užsiėmimas. Brangus, tai. Brangus. Žiauriai. Biudžetinė mokyklai paprasta, žinot, kai jie ten vaidina, kai jie ten deda turnyrai, bet iš vidaus pasigilinti. Nu, tėvai ten moka, tėvai už tą moka, į turnyrus moka, veža, viskas gražu, internete, Facebook'e, viskas ten turnyrą laimėjau 3 vietą, 2 vietą, bet kaip sakė, 16 metai stop, kur jis dingo. Nuėjo kažkur, geriausia atveju Gargždų Banga, kur ten kažkas, bet irgi prapuola. Gargždai ten savo, ten kažką, ten, kaip klaipėdiečių kalbų. Neptūne ten Šarašino kontoroje, ten, ir... O Gargžduose veikia sistema, veikia matyt, kad... Sistema taip, gera, labai gera. Tai už tai, kad miestas, pagrindas, miestas stadionas, statosi, žydi ir rėmėjai nori prisidėti. Gal nereikia net Islandų, gal reikia iš Gargždų pasimti modelį. Gargždai ėmė iš mūsų pavyzdį, iš vis patarimų, jie juk nebuvo, jie ten buvo 6, 7 ir ten iš vis nežaidė toje lygui. Mariampolis nebuvo iš manęs, aš ten, kai dirbau, kai pažįstami klausė, kaip daryti, visi pirmoje lygoje žaidė, išėjo, dabar pažiūrėkit, ką jie pirmą padarė. Pirmą stadioną pasistatė, dėl to, kad meras savas pasiėmė Europos pinigus, pasistatė stadioną, pasidalino ten akcijom, žinot, klubas su miestu apie 50 su stadionu, dabar klubas pardavė už 2 milijonus ar už kiek ten miestui tavo dalį, vėl turi iš ko gyventi, žinot, tai čia visai kitaip. Klaipėdai čia turėjau tą žemės, turėjau viešbutį pirkau iš Pauliko 2 milijonus litų tada, tais laikais. Ėmiau paskolą iš ūkio banko, 2 milijonus litų už tą namelį, kurie ten už čekius jie ten privatizavo. Tada Nesė Žalgiris buvo, kaip ten vadinasi.
Lekevičius blogas. Nuvažiuoju į Vilnių pas Žalgirio tarybą, sakau, stadioną jie pardavinėjo. Sako, va, jo, tam, čia 6 ten, žinot, ten Žalgirio taryba. Nienius. Sako, va, 300 000, ten viskas, žinai. Grįžtu nueinu pas merą, meras, sakau, 300, bet ką man reikia, sakau, aš klubą čiut išlaikau, kuo pirkit. Tai iš 3 jau tapo 6 ar 700 ir ten prasidėjo, ką dabar turim. Tai va. Tikit, kad pamatysit dar Klaipėdoj gero lygio komandą, stadioną? Tai kiek man gyventi reikia? Tai duok Dieve jums sveikatą. Nekašėjus, aš nebetikiu, turbūt jau aš nesulauksiu, nežinau, kitą kartą gal sulauks. Kiek jau šneka prie manęs, kai Atlantą turėjau, kad naują stadioną statys, vieta gražiausia, vieta geriausia, bet dabar jau girdžiu, kad maniežą statys toj buvusiai Atlanto žemėje, ten prie naftos bazės, ten prie miškų. Įsivaizduokit, kiek vaikam važiuoti, kiek tėvam vežioti, kiek nuvežti vaiką, kiek parvežti. Tai dabar mokykla yra, tai konstruok čia visą kažkokią bazę prie mokyklos, kad vaikam būtų tas maniežas, centras miesto čia kažkaip taip. Bet žinot, pastatys, pliusiuką užsidės, gerai, stadionas tas nežinau, kiek metų dar stovės, tas dabar kur yra. Ten, kaip sakėt, jeigu komandą turėti, ten neįmanoma žaisti, nei Europai, nei A lygai, ten neina žaisti. Tai jie žinot, ką daro, vipą nulipdo, ten dideli pinigai, paskui kėdutės padeda, ten kažką pagražina, pinigų sumoka, žinot, kaip biudžeto pinigai, lengva. Kai pats darytum, tai tu žiūri, ką daryti, ar taip daryti, ar geriau, žinot, kaip. Kitaip pinigas skaičiuoja. Jo, žiūri, kaip ir kad laikytų. O čia ne, ant tų sovietinių pamatų uždėjo, kėdutė uždėjo, kad ir ten pelėsis, kad ir ten sugriuvę, viskas nežiūri, svarbu nauja kėdutė padėti. Reikalavimas 3000 kėdučių prisuko, vėja ten pakeitė greitai, ant rytojaus nudžiuvo, viskas va taip. Vienas direktorius, kitas direktorius. Nelaimė Klaipėdai, kas sporto skyriaus vadovai, didelį nelaimė vienas, paskui kitas, kur bosas pastatė, ten išvis žiaurus, bet va taip yra Klaipėdai. Nebuvo tinkamo požiūrio į futbolą. Niekad, ne. Tai nuo to reikėtų pradėti matyti, ar ne? Jeigu jau formuojam kažką darom, tai... Jeigu formuojam kaip Klaipėda, dabartinė tik mokyklos pagrindų daryti komandą. Ir neišgalvokim nieko daugiau. Dviračio neišrasti. Gerai, Vacy, turim dar vieną klausimą, jums paskutinį. Viską sakysiu. Vienodas tas klausimas visiems mūsų svečiams. Ko jūs palinkėtumėt Klaipėdai? Va tokio kažkokio reikia gyvumo Klaipėdai. Ir kas liečia sportą, reikia gerų komandų. Ir sportas tai vis tiek, kiekvienas po darbo nori nueiti, kiekvienas nori alaus išgerti, kiekvienas pasikeikti, kiekvienas parėkti galų gale ir emocijas iškrauti. Čia sportas ne taip sugalvotas, kad kažkieno ambicija. Čia nereikia žiūrėti, kad kas į asmenybę, žinot, kaip moterų futbolą žiūri, ne? Dabar mačiau. Iš tikrųjų gražu. Taip. Lygis geras, bet nežiūri kaip į moterį. Į moterį, kaip, jeigu pradėti kaip vyras į moterį žiūrėti, jau netinka. Kitas įspūdis. Jo, bet eina žmonės, pažiūrėkit, kas darosi. Pilni stadionai. Pilnas stadionas, kokia yra reklama, kokia yra miestų reklama, aš kalbu, jeigu čia gera komanda būtų, kaip mano laikais, tai kiek važiuodavom, kiek kalbėdavo, kiek žmonių, kiek emocijų eina, žmonės kažką laukia, kad tos varžybos, kada ten, žinai. Visi iš tribūnos reikdavo, Vacy, jau kada pirmi, norisi, žinai, tam, kas reikia irgi paimti ir tai padėkit, kad būt pirmi, žinai, kaip čia pirmi, kad čia jau dasikapstai iki antro ir jau krenti, žinai, pavargęs. Reikalauti visi gudrus. Jo, pasidėkite. Tai va, ir miestas galvoja, žinot, nežinau, ar čia paleisit, nepaleisit, jie neduoda savo pinigų. Tai kad ne jų pinigai, čia mūsų pinigai. Tai dėl ką sakau, tas geras, tam duosiu, tas negeras, tas nepatiko, tas kažkam padarė. Žinot, mano laikais, kai buvo aras, ir ten kažką kratą padarom, ten kažką, žinot, buvo. Ir visi į asmenybę žiūri, Lekevičius, ten privatizacijų kažką neleido. Ir žinot, visi, Lekevičius blogas, o ką Lekevičius padarė? Jam neduosim, ne jam, futbolui, tai aš ir išeit galėjau, aš ir niekada akcininkų nebuvau to Atlanto. Buvo eilė kitų žmonių, kurie, žinot, valdė Atlantą, aš tik tai, kad, ir jie neskiria futbolui kaip asmenybei. Tai gerai sakytų, Vacy išeik, pasikviestų, Vacy tu netinki, mes statom savo žmogų, bet futbolas turi būti Klaipėdai.
Nu, tai va, taip ir kalbu. Nu, Tai turi miestas klestėti, o miesto futbolas irgi klestėti. Miestas klestėti, taip, ir nauja valdžia šitą turi sujudinti, ne tik tai... Šansas valdžiai. Be valdžios, aš sakiau, kaip? Reikia jos. Kaip ir piliečių reikia, taip ir valdžios. Čia istoriją užbraukime, reikia daryti. Šiandien reikia pradėti daryti. Mokyklą turim, pirmąjį lygį stadioną turim, vaikų 1000 lanko, trenerių turim, biudžeto pinigus turim. Tai darykit komandą. Lekevičius laik patars, kaip daryti. Lekevičius nebeis, bet patart galim, kaip padaryti. O dabar kas? Vėl ten mokykla savo, tas savo, kas iš to? Veda vaikus tėvai į tą mokyklą, tikisi, kad jis bus futbolistas. Nebus futbolistas, va taip, kaip dabar vyksta. Neapgaudinėkim. Neuždirb Barcelona milijonų. Ne, niekaip. Tai va, gal turėsim ir tokio. Tai gerai, Vacy, ačiū labai, kad taip už tokį įdomų pokalbį, už tokį smagų pokalbį. Tai va, gerbimi klaipėdiečiai, tai va, jei kam rūpi futbolas, tik toks kelias. Ir aš ateičiau 70 metų, kai bus man į tribūną pažiūrėti, kai žaistų komanda Klaipėdos, Atlantas. Tik Atlantas, šį kitų neprigalvokit nieko, tik Atlantas. Ir tada Europai žinoma, mieste žinoma. Ir dar kaip jūs sakot, nebus to Lekevičius, nebūtų taip, dievuliau, padarykit taip, kad Lekevičius, tai tada ateisiu, plosiu ir dėkosiu. Ačiū. Ačiū jums, kad pakvietėt. Kaip su savu. O mes dėkojame mūsų tinklalaidės žiūrovams, visiems futbolo gerbėjams. Gal vieną dieną jis tikrai Klaipėdoje klestės. Tai būkit sveiki. Primenu, kad visus tinklalaidės įrašus galite rasti Vakarų Ekspreso YouTube kanale. Iki pasimatymo.